Pane Blinkevičiūtė, prašom. Smurtas prieš moteris yra viena didžiausių žmogaus teisių pažeidimų ir kuris neturi jokių geografinių, ekonominių, kultūrinių ar socialinių ribų. Beveik kas ketvirta moteris Europos Sąjungoje yra patyrusi fizinę prievartą ir visi smurtiniai nusikaltimai – fizinis, psichologinis, seksualinis, ekonominis – daro neatstatomą žalą moterų fiziniai ir psichiniai sveikatai. Ir nors smurto prieš moteris problemai mes skiriam nemažą dėmesį, tačiau skaudu matyti, kad mums vis dar nepavyksta apsaugoti moterų nuo tokių nusikaltimų. Praėjusiais metais mes priėmėme rašytinį pareiškimą parlamente, raginantį komisiją 2016 metus paskelbti kovos su smurtu prieš moteris metais. Šio prašymo komisija neįgyvendino, bet sveikinu, kad ėmėsi konkrečių žingsnių, kad Europos Sąjunga prisijungtų prie Stambulo konvencijos. O tai yra didelis ir svarbus žingsnis, kuris leistų iš tikrųjų padaryti postūmį šioje nesibaigiančioje kovoje. Ir turim prisiminti, kad visos programos ir priemonės, skirtos sustabdyti smurtą prieš moteris, pasiteisins tik tada, kai moteris bus užtikrintos, kad prabilus apie smurtą jomis bus pasirūpinta, suteikta psichologinė ir socialinė pagalba, sveikatos priežiūra, o smurtautojai ir nusikaltėliai bus nubausti. Most pedig Post képviselő asszonynak adok. Toliau Soraya Post. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Lapkričio 25 yra ta diena, kai turime apgailestauti dėl to, kas yra padaryta.